Susijungėme į Discordo kolą ir pradėjome darbus. Žodžiu, dabar yra 4 valandos 28 minutės ir mes pradėjom šitą kolą nuo 2 valandų lygiai. Antrą susirinkom. Dabar jau baigėsi mūsų pokalbis. Tai užtrukom 2 valandas ir 28 minutės, bet tai dar nėra viskas. Mes išsiaiškinom ir viską ten susitvarkėm dėl baltos lentos šorto, taip pat dėl to šorto skirto YouTube kanalui, bet dar nepabaigėm visų dalykų dėl kebabų video. Tai dabar pasidarysim apie 20 minučių pertrauką ir tada be 15 vėl grįšim į kolą ir tada tiesiog žiūrėsim visą kebabinių video ir ieškosim klaidų ir tada iš karto tas klaidas taisysim, jeigu tik pamatysim. Nes mes kartais darom taip, kad tiesiog, pavyzdžiui, atrandam kažkokią klaidą, tada pasižymi ir paskui sumontuoji, bet dabar darysim viską iš karto, tipo pamatom, taisom, kad kai jau pabaigsim kolą, iš esmės tas video jau būtų good to go. Ir galėtume jau judėti tiesiog prie kitų video. Grubiai man 2,5 valandos kolas, dabar 20 minučių pertrauka ir dar grįšim, bet bent jau pagaliau užbaigsim ir šiandien bus tikrai ganėtinai tokia produktyvi diena. Bet tai dar nėra viskas, nes man asmeniškai bent jau dar reikės montuoti dar kitą video, tai taip jau yra, jeigu nori daugiau padaryti, tai reikia daugiau ir daryti. Va čia tai kvautos, jeigu nori daugiau padaryti, reikia daugiau ir daryti.